Rašyti aš pradėjau tarsi netyčia. Nebuvo tokio plano, kad aš vieną rytą atsibudau ir pasakiau, kad šiandien aš būsiu rašytoja. Tai šito plano nebuvo. Rašyti aš mėgau mokykloje, paskui mano darbai buvo susijęs su rašymu, bet ne taip jau tiesiogiai. Ne tai, kad aš kūriau knygas, bet aš rašydavau pranešimus spaudai arba projektus. O kai išvykau gyventi į Kiniją, ne pačiais pirmaisiais metais, bet kai išleidau savo trečiąją dukrą į darželį pusiai dienos, tai man atsirado tokio laisvo laiko ir įvairių idėjų pradėjo plaukti. Ir aš tada pamačiau internete tokius piešinius meškių, kurios piešė mano draugė Rasa Kaper. Ir aš jai pasiūliau, sakau, tavo meškiai tiesiog reikalauja istorijų. Jis sako, tai rašyk. Taip ir pradėjau rašyti, ją siųsti, ji tuo metu gyveno Olandijoje, aš gyvenau Kinijoje ir buvo toks kaip žaidimas. Aš nusiunčiu jai tekstą, ji parašo, ji nupiešė paveikslėlius ir paskui vėl nusiunčiu tekstą, parašo paveikslėlius. Ir štai tai prasidėjo mano rašymas. Tai skirtingi. Kai kurie personažai ateina visiškai iš realaus gyvenimo, tai gali būti mano įvykiai susijęs su mano vaikais. Viena mano draugė juokiasi, kad man lengva rašyti, nes man prieš akis bėgioja 4 siužetai. Kitas dalykas, kad įkvepia parašyti ir vaikų draugai arba draugų vaikai, kai kurios yra vaikystės patirtis. Kartais įkvepia visiškai tarsi tokie įvykiai, kurie nieko ypatingo, bet sugalvoji 2 žodžius, taiga pradeda vyniotis ir gimsta istorija, gimsta siužetas, personažai. Tai geros paveikslėlių knygos receptas yra gera istorija ir geras iliustratorius. Nes aš manau, kad labai didelė sėkmė knygos Laimė yra lapė ir tai, kad ją ir pamėgo ir vaikai pirmiausia Lietuvoje, paskui kitose pasaulio šalyse ir aš tikiu, kad ir Estijoje suras savo vaiką, savo skaitytoją. Tai buvo tai, kad mes su Aušra Kiudulaitė, kur yra knygos iliustratorė, mes abi labai tikėjom šitą idėją. Mes tiesiog gyvenom šitą knygą, lape gyvenom, paskui ir per susitikimus su vaikais ir ta lapė užėmė daug labai mūsų gyvenimo ir kažkaip labai matyt, ta energija jautėsi, kad ką tu atiduodi, tai labai ir grįžta atgal. Tai man atrodo taip, kad turi būti gera istorija, geras iliustratorius, bendras darbas, ir tikėjimas tuo, ką tu darai ir kad tai yra reikalinga, nes tai nėra taip, kad tu kažką sukuri ir tarsi įsivaizduoji, kad to gali niekam nereikėti ir kažkur tai numeti, bet tu tuo gyveni ir tuo daliniesi. Tai va tas dalinimasis man irgi labai yra svarbus. Na ir žinoma, taip, pati istorija, ji turi atliepti, turi surasti atgarsį ar vaiko, ar jam skaitančio suaugusiojo širdyje. Galbūt, kad jos yra paprastos ir autentiškos. Aš stengiuosi rašyti paprastai ir dar man labai patinka neatsakyti į visus klausimus knygoje. Norisi palikti erdvės, kad vaikas pats sugalvotų, pats išmąstytų, kad jam kiltų klausimų, kad jis eitų kalbėti su suaugusiu, kad jis klausinėtų, nesutiktų. Man nepatinka kurti tokių tobulų, labai gerų personažų. Man norisi to tikrumo, kad kaip yra gyvenime skirtingi žmonės, kaip jie klysta, paskui taiso tas klaidas. Tai man norisi ir knygose, kad pavyzdžiui, jeigu yra Laimė, yra lapė, tas tėtis jis nėra tobulas, mama yra irgi netobula, lapė su charakteriu, netokia gerietė. Bet jie tikri. Man atrodo, vaikai dėl to ir pamilo lapę, kad jis yra toks tikras personažas. Ir jos nuotaikos svyruoja. Pasižiūrėkime vaiką. Jis vieną valandą juokiasi, už 5 minučių jis gali verkti ir už 10 jis gali vėl juoktis. Tai man tas tikrumas, autentika yra svarbiau negu sukurti tobulą
pasaulį arba skleisti tam tikras idėjas. Man daug svarbiau yra papasakoti istoriją ir per istoriją, kad vaikas išmoktų, paaugtų, suvoktų, atrastų ir augtų pats kaip kūrėjas.